Grįžtame į LRT Opus eterį, dienos pulsas tęsiasi ir šį kartą aš esu čia, norėjau sakyti, scenoje, ne viena, šiandieną pas mus svečiu atvažiavo puikiai dainininkė, dainų autorė, jau ir gera draugė galiu, man atrodo, laikyti, Kornelija Nelauskaitė, sveika. Sveika. Kaip tavo pavasaris, kaip tu tokia žydinti atrodai, bet tu visą laiką žydinti. Kur paslaptis yra, kas čia kovo 11 tave taip veikia? Nežinau, gal būna, tai žinok, viduj man visko šiaip turiu pasakyti. Bet matyt, gal kažkaip mano išorė nebūtinai išduoda, kas yra visai gal geras dalykas, žinai. O pavasaris geras, labai džiaugiuosi šitų nuostabių orų ir ta šiluma, kuri va, tiesiog atrodo, žinai, yra aplinkui dalelės, kurios kažkaip tave nejučia atrodo veikia. Tik išlina saulė iškart momentiškai. Čia elektrostatinis krūvis, žinok, yra. Kažkas, jo. Iškart momentiškai geriau pasijunti žmogus, tai va. Klausyk, gera žinia yra ir tai, kad mes šiandieną švenčiame kovo 11-ąją, bet ir tu atvykai čia netuščiomis, atvykai pasidalinti savo naujausią kūrybą. Naujas singlas, ar ne? Taip. Kaip jis vadinasi ir ko mes čia klausysimės, kas tave įkvėpė ir kodėl tu šiandieną atvykai čia. Taip, tai pradėkime nuo pavadinimo. Tai pavadinimas yra Draugystės gija. Kažkaip vos tik pradėjus muzikuoti, jaučiau, kad vyksta kažkoks lūžis mano gyvenime, bet jis liečia daugelį kitų sričių. Ir tai palietė ir draugystės temą ir kažkaip aš jaučiau, kad aš po truputį netenku draugų ir mano ratas siaurėja ir man tai tapo kažkokiu keistu momentu, kurio aš galbūt net nesitikėjau, kad taip gali atsitikti. Ir natūralu, kad tame atsiranda ir skausmo, ir įtūžio, ir šiaip nesupratimo, kodėl. Aš iš esmės nieko blogo nedarau. Ir kažkaip tame sutalpinau ir, ką gal ir paminėjau, tą tokį vienišumo jausmą, persmelktą nesupratimo, kodėl taip turėčiau jaustis. Ir šiaip tokio bendrai gal kažkaip aš tiesiog atsimenu labai savo ryškų periodą, kai aš jaučiau, kad visi labai užimti, visi niekam neturi laiko, visi negali susitikti, ką bekviesi, nieks su tavim ten neras tau tarpelio jokio. Ir aš tada kažkaip galvoju, kame yra dalykai, kame šaknį, žinai. Ir kažkaip tiesiog natūralu, kad man daug besisukančių tų jausmų man dėliojosi į kažką daugiau. Ir aš kažkaip jaučiau, kad tame yra man daug visai tokio mano kažkokio tiesos krūvio, kurį aš turiu, ir kad aš tai gal galiu kažkaip paimti ir pabandyti išdėstyti tiesiog dainoj. Ir tai yra ir konkrečių žmonių portretai toj dainoj, ir konkretus galbūt net tokie, sakyčiau, vaizdiniai, kuriuos aš mačiau, ir gal šiaip tokias metaforas pati bandžiau sudėliot, kas yra mano galvoj, ką aš matau išorėj, bandžiau sujungti vidų su išorė ir kažkaip lipdyti iš to, ką ir pati galbūt sakau artimiausiam draugam, ir ką pati, tarkim, nugirstu kažkokią ištarą gerą arba kažką tokio labai tikslaus. Ir kažkaip dėliojau tokią kaip puzlę. Ir tas dalis tai bandžiau jungti. Ir labai norisi kažkaip man ir pačiai atrodo skatinti tą tokį draugysčių gijų nepraradimą ir kažkaip išlaikyti bičiulystę, bičiuliavimą, bet tokį iš tikrųjų realų. Ir aš supratau, kad aš labai ilgiuosi ilgų pokalbių, ilgo žvilgsnio į akis, tokio lėto buvimo. Iš esmės supratau, kad aš labai pradėjau vertinti ilgą trukmę ir lėtus dalykus. Ar tai būtų filmas, ar daina, ar knyga. Tiesiog ilgas dėmesys vienam dalykui. Ir man atrodo, dainoje aš irgi tą noriu pasakyti, kad man to stinga ir aš to pasigestu. Ir norisi kaip palinkėjimą vos nesu šitą dainą ir išreikšti, kad skirkim laiko tiesiog ir tam žvilgsniui, ir tam pokalbiui, ir kažkaip neapleiskim draugų.
Labai gražiai tu viską moki pasakyti ir žodžiais, ir muzika taip pat, žinai, čia iš manęs senos ir patyrusios. Nu jau. Čia, žinai, yra, man atrodo, toksai kompleksas ir amžėjimo ir brandos, nes kartais amžėja žmonės, bet nebręsta. O čia yra geras požiūris. Jeigu atkrenta kažkoks tai ratas žmonių, tai dažniausiai, atsiprašau, yra gal ne taip lengva priimti tai, bet kaip tu ir sakai, ne kiekvienas geba iš tikrųjų tą pajusti lėtą pokalbį, klausytis, ne šiaip savo kažkur ten pro vieną ausį įeinant, pro kitą išeinant, bet tikrai girdėti žmogų, tai natūralu turbūt bus, kad tas ratas kažkaip tai arba, trauksis, paskui jisai galbūt tiesiog kažkaip transformuosis, galbūt užpildys kažkokie kiti žmonės tas vietas. Kaip tau pačiai, pavyzdžiui, jau dabar parašius kūrinį, įrašius jį, ar atsirado daugiau atsakymų, kodėl taip vyksta, kas įvyko, ar kažkokios, tai nežinau, rezoliucija kažkokia tai įvyko? Čia toks gal nebaigtinis dalykas, žinai, kur atrodo atsakymo tikriausiai aš gal niekada tikslaus ir nesurasiu. Galbūt ir surasiu, bet manau, kad čia toks procesas, žinai, toks, kurisai man atrodo man labai bus įdomu išgirsti, kaip žmonėms suskambės šitą dainą, nes tai yra mano pirmoji daina įrašyta jau su grupe, kas man čia yra išvis mega didelis įvykis, žinai. Ir aš labai neįsivaizduoju, kaip žmonėm tai suskambės, bet muzikos salėj dariau tokią kaip ir testą, daviau visiškai atsitiktiniam žmonėm klausytis. Ir, pavyzdžiui, vienas gražiausių ir jautriausių momentų buvo, kai viena mergina apsiverkė tiesiog. Ir aš tada taip fiziškai ir vizualiai mačiau, kaip gali veikt muzika. Vat man tas momentas buvo kažkoks, vienas iš esminių, žinai, toks, kur galvo, kaip. Nes jinai nieko apie mane nežinojo, nieko nebuvo girdėjus. Tai čia truputį įtarpiau į tai, o dėl atsakymų, ką ir tu, man atrodo, minėjai, čia visai gražiai susiriša su per gimtadienį išsakyta mano pažįstamo Nojaus Žalio citata. Jisai irgi pasakė, kažkaip man, bandydamas taip mane mentališkai palaikyti, kad Kornelija, kuo labiau eisi į save, tuo mažiau žmonių liks tikrų aplink tave. Ir tada aš galvojau, gal apie tai ir yra, žinai, gal tame ir yra dalykai, kad kažkas turi, nežinau, kaip per sietelį, žinai, atsisijot. Tai kažkoks, matyt, toks procesas dabar turėjo pas mane įvykti. Linkėjimai Nojui, žinok, nes jis labai teisingai pasakė ir iš pradžių tai yra nelengva priimti, bet paskui tu supranti, kad čia viskas tik tai nauda yra. Ir kad tas tavo, nežinau, tas Goldilocks skaičius žmonių, kuris bus su tavim ilgai, tai jisai bus visą laiką. O ten tie visi kiti setelyje, ten taip ir... Čia ne dėl to, kad būtų blogi žmonės. Kažkaip tiesiog, tai yra gyvenimo dalis. Jo. Tai ką, tai aš manau, kad reikia duoti žmonėm paklausyti ir paverkti. Nebūtinai. Čia tokia, žinai, jeigu žmogus verkia pasiklausęs kūrinio, tai jau gerai yra. Mes išgirskime, kaipgi skamba Kornelijos naujausias kūrinys Draugystės gija. Ačiū tau labai, kad tu atvykai pasikalbėti ir pristatyti ir lauksim dar daugiau tavo kūrinio. Ir aš labai noriu pakviesti tuo pačiu į koncertą. Kovo 17 Tamstoje. Labai visų lauksiu, kad tos Draugystės gijos galbūt pirmą kartą susitiktų, rištųsi ir vystytųsi ir nenutrūktų. Tai aš labai noriu pakviesti, bus kartu su manimi nuostabus muzikantai, greit išvardinsiu. Gitaristas Marius Mažeika, bosistas Andrius Vaicenavičius ir būgnininkas Dovydas Grižas. Tai labai visus nuoširdžiai kviečiu ateit užmegzti gijų. Gerai, užmegzkime ir dabar jau pradėkime. Čia Kornelija Nelauskaitė, Draugystės gija.